kalbinam, neslėpsiu, kaip Karūnas sakė, top 10 geriausių MC Lietuvoje, kurie yra iki šiol likę, tai yra šalia manęs Kamuza. Manau, visi pseudonimą žino tiek jaunimas, tiek senoji mokykla. Kamuza, festivalis Dinamitas, po 8 metų pertraukos, dabar jau 2 metus iš eilės vyksta. Viena didelė hip-hopo šventė. Ką tau pačiam kaip atlikėjui reiškia šitą šventę? Man tai iš tikrųjų reiškia labai daug, todėl kad čia buvo pats pirmas iš tikrųjų festivalis repo, į kurį patekau dar kai negalėjau ten patekti, ten 15 metų su Alytaus Chebra buvau iššokęs. Tai iš tikrųjų labai daug gerų atsiminimų, labai geri vaibai ir labai džiaugiuosi, kad Dinamitas gyvas. Šiais metais padarei labai didelį žingsnį savo kūryboje, išleidai 3 solinį albumą. Mano nuomonė, tai yra pats geriausias tavo albumas, bet tai aš manau taip ir turi būti, kad su kiekvienu albumu kūrėjas kažką daro vis naujo, tobulėja. Ką tau pačiam kaip kūrėjui, nežinau, ar buvo sunkiausia, ar buvo įdomiausia per šitą kūrybinį laikotarpį 3 albumo patirti, ar sukurti, ar parašyti, ar įrašyti? Sunkiausia tai turbūt buvo finansiškai išlaikyti, taip sakant, pakilti laipteliu aukštyn ir pakelt gal tą muzikos kokybę. Buvo iš tikrųjų labai ilgas laikas, per kurį aš kūriau šį albumą. Man užėmė beveik 2 metus tas pats kūrimo laikotarpis ir iš tikrųjų dėjau labai daug savęs į jį ir iš tikrųjų gavau labai daug gerų atsiliepimų iš Chebros ir labai džiaugiuosi, kad tas produktas visgi pavyko. Ir kas mane džiugina turbūt labiausiai, kad viską pradėjau vienas, o baigiau su taip sakant, žmonių komanda, kurie savanoriškai prisidėjo ir tiesiog su savo pačių iniciatyva ir tiesiog labai daug padėjo man tam 3 soliniam. Tai labai ačiū jiem. Blemba, ir pamiršau paskutinį klausimą. Aiva, tai kadangi 3 solinis albumas vis tiek parodė visas savo mintis, savo galias soliškai kaip atlikėjas, ar dabar įmanoma tikėtis gal gabalų kartu su kokiu atlikėju, ar tai ar nenorėtum, ar ir toliau tęsi tavo savo solinę karjerą? Nes ir su Erke turi gabalų, ir su Domu nežinau, ar turi, bet neturi. Vieną. Cyperį. Jo, bet vis tiek, ar tai neturi planuose su kažkokio atlikėju rašyti kažkokią gabalo? Jeigu 3, šiaip visi 3 buvo soliniai, galima sakyti iš tikrųjų, tai šiaip dabar turiu tokią mintį paleisti albumą, kuris būtų vien fitinis, tai yra nebūtų solinių gabalų. Tai jo, tokia idėja iš tikrųjų yra ir jeigu aš ją išpildysiu, tai 5 bus tikrai vėl solinis. Ačiū tau labai, gražaus vakarą.